Labas, čia trumpa fizikos paskaita ir šį kartą nusprendžiau su jumis trumpai pakalbėti apie savo vykdomus tyrimus. Tiems, kas manęs nepažįsta, aš esu daktarė Mažina Mackoit-Sinkevičienė. Mano tyrimų sritis yra šaltųjų atomų ir šviesos sąveikos tyrimai. Kartu su kolegomis sukūrėme naujus būdus, leidžiančius supinti, tai yra tarpusavėje susėti, didelius kvantinių dalelių skaičius tarpusavėje. Taigi pasiūlėme metodus, leidžiančius tiksliau matuoti didelės atomų grupės, net ir triukšmingoje aplinkoje. Matote, kvantinė sėtis yra aukso gralis matavimų moksle, o atomai yra geriausi kada nors gamtos sukurti jutikliai. Jie yra universalūs. O problema yra ta, kad jie yra kvantiniai objektai. Tai reiškia, iš prigimties jie yra triukšmingi. Kai juos matuojate vienu laiko momentu, jie yra vienoje energijos būsenoje, kitu laiko momentu jie yra kitoje energijos būsenoje. Tačiau, jeigu mes supinsime tos kvantinius objektus tarpusavėje, mes galime tą triukšmą sumažinti arba išvis panaikinti. Kai jie yra susėti, viskas, kas nutinka vienam atomui, paveikia visus kitus atomus, kurie yra susėti su juo. Šimtai ar net tūkstančiai supintų tarpusavėje atomų sumažina triukšmą, sustiprina signalą. Jis tampa švaresnis ir patikimesnis. Taigi, šie atliekami tyrimai prisidės prie kvantinių technologijų vystymo. Kalba eina apie naujos kartos kvantinius matavimus, tai yra kvantiniai jutikliai, kvantinė komunikacija, na ir aišku pats gamtos supratimas, tai yra kvantinė simuliacija. Tai iš pagrindų leis kurti GPS ir autonominės navigacijos sistemas, kurios bus dar tikslesnės. Tai suteiks galimybių žymėti finansinių operacijų atlikimo laiką ir energijos pasiskirstimo tinkluose atlikti su iki šiol nematytų tikslumu. Na ir be abejo, tai užtikrins itin stabilų laiko etaloną, jeigu kalba eina apie kosminių aparatų navigaciją ar netgi tolimojo kosmoso komunikaciją. Tamsiosios medžiagos paieškos. Viena iš mano tyrimų sričių nagrinėja, kaip šviesa, kuri turi sūkurinę struktūrą, sąveikauja su atomais. Tokia šviesa turi vieną savybę, kad judėdama į priekį, ji dar sukasi aplink savo ašį. Ir tokia spirale, galima sakyti, optinis viesulas. Kuom ši šviesa ypatinga? Įprasta šviesa informaciją perneša, kaip raidė perneša informaciją knygoje. Tačiau sūkurinė šviesa perneša papildomą informacijos kiekį per savo sūkurinę struktūrą, sukimąsi ir energijos ir impulso pasiskirstimą. Tai tarsi papildoma informacijos talpa ant tos pačios šviesos dalelės. Tai viena tokia sūkurinė šviesos dalelė yra kaip kietasis diskas, o ne kaip viena raidė knygoje. Taigi, tyrimai parodė, kaip keičiasi šviesos sūkuriai, kurie pereina per tokių atomų debesis. Taip pat jie parodė, kad atomai gali valdyti, stiprinti ar netgi keisti šviesos sūkurių savybes ir kaip šis valdymas leidžia kurti daug tikslesnės šviesos būsenas. Ir tą galima išnaudoti kvantinėje komunikacijoje, kur reikia perduoti informaciją tiksliau, saugiau ir daugiau užkoduoti juos. Kitoj mano tyrimų srityje aš nagrinėju šaltuosius atomus kvantinėse sistemose, kurios vadinamos yra optinėmis gardelėmis, kurias leidžia sukurti suspaustas sukinių kvantinės būsenas. Tokios būsenos yra ypatingos, nes leidžia išmatuoti laiką tiksliau. Galima įsivaizduoti, kad lazerių šviesa sukuria tokią šachmatų lentą, kuri įkalina atomus tiksliai savo vietose, mes sakome, jie išaldė, tai yra vos nešalčiausi visatos kampeliai, kurie yra sukuriami čia Žemėje. Taigi suspausta kvantinė būsena reiškia, kad vienos savybės neapibrėžtumas yra sumažinamas, o kitas yra padidinamas. Taigi jo sąskaita padidėjimo yra sumažinamas kitas. Ir taip mes apeiname Heisenbergo neapibrėžtumą. Ir iš tikrųjų lapkričio 19 dieną paviešino žinią, kad naudoja dabar kvantinius magnetometrus. Aš, aišku, daug kalbėjau pavasarį apie kvantinius deimantus, bet be kvantinių deimantų kita platforma yra tie patys šaltieji atomai optinėse gardelėse. Tokiose dėžutėse juos galima skraidinti lėktuvuose ir
neveikiant GPS sistemai, tai navigacijai, atsparumas džemingui ir spoofingui įgaunamas, nes pati gamta turi savo unikalų raštą. Magnetinis laukas, kuriamas Žemės, jis nėra vienalytis, jis nėra homogeniškas. Ir kiekvienas miestas, kiekvienas kalnas, kiekviena vietovė, netgi ta, kurioje esu dabar, taip, pavadinimu Saulėtekis, turi savo unikalų pirštų antspaudą, žymint vietą pagal magnetinį Žemės lauką. Ir čia išnaudojamas yra būtent tų atomų savybės, jų sukinys, kuris detektuoja tos nežymius lauko pokyčius ir duoda savo vertę. Taip, laiku tokia, kitam aukšte jinai yra kitokia. Tai čia yra tikslumas ne tik pagal vietą, bet ir pagal aukštį. Taigi prieš 2 mėnesius gavau itin svarbią žinią, kurią norėjau pasidalinti su jumis kanale, bet buvau paprašyta laikytis konfidencialumo iki pat konkurso rezultatų paskelbimo. Taigi visų 3 Baltijos šalių mokslo akademijos kartu su UNESCO komisijos atstovais išrinko Baltijos moterų moksle konkurso laimėtojas ir šiemet Lietuvoje buvo pasiektas rekordinis paraiškų skaičius. Aš labai džiaugiuosi, kad tapau šio konkurso laimėtoja ir galiu kalbėti dar plačiau apie savo atliekamus darbus. Šis laimėjimas, premija yra ne tik tais garbė, bet ir mano indėlio į mokslą įvertinimas kaip tokia šventė. Lietuvai labai pasisekė turėti daug iškilių moterų mokslo bendruomenėje ir aš labai džiaugiuosi, būdama jos dalimi. Taip pat aš labai dėkinga esu savo šeimai už nuolatinį palaikymą ir tikėjimą manimi. Be jų šis nuotykis kvantinėme pasaulyje būtų tiesiog neįmanomas. Ačiū labai, tikiuosi ir toliau judėsime šioje bendroje kelionėje. Ačiū. Iki.